žiūrėkime čia. Kairė ranka Dunstonas yra stumė Mustafa Šakurą. Tokia, jeigu buvo pražanga, buvo smulki ir arbitras neišdrįso suoti taisyklių pažeidimą. Milanas Tomičius, Olimpiakos komanda kaip krepšininkas 97-aisiais laimėjo Eurolygą. Yra 5 kartų Graikijos čempionas. Ir šitai sužaidė daugiausia mačų per visą Olimpiakos istoriją šioje komandoje. Yra pirmas pagal pelnytus taškus Graikijos lyga irgi ir visa šios ekipos istorija. Serbas, aišku, jau seniai turi Graikijos pilietybę. 51 sekundė. Spanulis. Tegul įsimeta 40 taškų, bet tegul laimi Klaipėdos Neptūnas. Petvajus. Nėra. Išprotėjo Brentas Petvajus. 7 tritaškiai iš eilės pro šalį ir toliau jis atakuoja. Nuo to mums tik geriau. Ojejejejej, na kokiagi čia ataka, ką čia sugalvojo Martynas Mažeika. Ne, reikia jau prasižengti. Atakai 15 sekundžių. Reikia prasižengti. Reikia prasižengti. Išgirdo pagaliau mane Martynas Mažeika. Kol susiorientavo klaipėdiečiai, įdegino nemažai sekundžių svečiai. Martynas Mažeika, 5 pražanga, pelnė 11 taškų. Dengė Vasilijus Spanulis. Spanulis primetė daug, bet dažniausiai nebūdavo kaltas dėl tų taškų Martynas Mažeika. Individualiai be galo stiprus Vasilijus Spanulis. 82-80, 12 sekundžių. Jeigu Spanulis pataikys, spėju, jog varžovai prasižengs, nenorėdami leisti klaipėdiečiams mesti tritaškio. Netaiklus metimas! Laiko dar yra, Mustafa Šakuras, 8 sekundės. Šakuras veržiasi, pražanga! Gaila, jo kamuolys neįkrenta į krepšį. Taip, dažniau šiandien klaipėdiečiai galėjo pasinaudoti tą situaciją. Verštis tam krepšininkui, kurį dengia Vasilijus Spanulis. Jis yra ir pavargęs, ir asmeniškai 1-prieš-1 ginasi prastokai. Puikus Mustafa Šakuro sprendimas. 5 sekundės. Šakuras šiandien sumetė visas 4 baudas. Taiko ir 5-ąją, bet tačiau dabar svarbiausia įmesti šitą. Bartylių darau pauzę. Ir netaiklus metimas. Kamgi pražanga. Gaila buvo pataikęs 5 iš eilės Neptūno žaidėjas ir sudrebėjo jo ranka. Lemiama akimirka. Na, ir nežlugo. Beveik 4 sekundės. Brentas Petvai mes baudas. Visi kiti Olimpiakos krepšininkai savo aikštės pusėje, ne, ateina į kitą aikštės pusę. Brentas Petvai pataiko. Dar turi pertraukėlę Neptūno trenerių štabas. Kągi, galima dar išsigelbėti, reikia tritaškio. Na ir laukiame
mini stebuklo trenerių pasitarimas. Tomas Rinkevičius ir Kazys Maksvytis. Ir paklausykime, ką kalba Neptūno strategas. Klaipėdos universiteto šokėjų komanda. O kągi, visi užgniaužė kvapą, laukiame paskutinės Klaipėdos Neptūno atakos. Kamgi bus patikėta paskutinio metimo teisė. Zavatkas grąžina kamuolį į žaidimą. Ai, Donatai, kaip suklysta klaipėdietis ir kamgi atitenka kamuolys. Vienas teisėjas parodė vienaip, kitas kitaip ir vis dėlto teisėjai kamuolį atiduoda Olimpiakos krepšininkams. Ir tai, ko gero, yra viskas. Kaip apmaudžiai suklydo patyręs Donatas Zavatkas, grąžindamas kamuolį iš užribio. Vis dėlto pasireiškė svarbiausiais momentais didesnė Olimpiakos žaidėjų patirtis. Tačiau labai arti pergalės buvo ir klaipėdiečiai. Ploja, atsistoja Neptūno aistruoliai. Teisėjas irgi panaudoja vaizdo peržiūrą, tačiau manau, jog kamuolį atiduos Olimpiakos krepšininkams. Ploja, atsistoja sirgaliai, skanduodami ačiū. Ne? Kamuolys Klaipėdos Neptūno? Ar ne? Ne. Matthew Lodžeski grąžina kamuolį. Dar žaibiškai prasižengia Mustafa Šakuras, bet lieka tik 50 sekundės. Prisiminkime praėjusį sezoną, kai Zoranas Planičius veik nuo savojo krepšio paleido lemiamą tritaškį. Čia aišku, tokios situacijos pasikartoja gal kartą per 100 metų. Lukas pataiko pirmąją baudą ir deda galutinį tašką šiame mače. 85-81. Pralaimėjimas, tačiau pralaimėjimas labai garbingas. Išgąsdino, kaip reikiant, užkūrė karštą pirtį vienai stipriausių Eurolygos komandų. Šios lygos naujokai Klaipėdos Neptūno krepšininkai ir įrodė savo, jog gali lygiai grumtis su tokio kalibro komandomis. Manau, tai bus labai svarbu ir psichologiškai kai kuriems mažiau patyrusiems Neptūno žaidėjams. Manau, lemiamų momentų ketvirtojo kėlinio antroje pusėje jo pabaiga tiesiog puolime sustojo. Neptūnas pradėjo žaisti statiškai ir tai ko gero lėmė šitą nesėkmę. Galutinis dar kartą rezultatas 81-85, antroji Klaipėdos komandos nesėkmė, nors neapsiverčiu liežuvį suvadinti nesėkmė, gero neblogos rungtynės. Aišku, prastai tiek krito tritaškiai, pataikė tik 5 iš 22, tačiau nebloga buvo gynyba. Tai aišku, tik prieš išskyrus galbūt Vasilis Panulį. Mačą komentavo Vaidas Čeponis, ačiū uždėmesį, iki. Vasilis Didis Eurolygos transliacijas pristato Unibet, geriausias 2014 metų